rytas, labas vakaras. Pirmadienis, pradedame į lovai. Jau visi išvažiavo, yra po 7:40. Saulutė šviečia, šilto gero matau, reikės išeiti paskui dar laukan. Bet taip, man trečią pamoką tik tai 2 langai, todėl visi išvarė, aš dar likau. Pradėsime dieną užtikrintai, nuėsime nusiprausime, šios dalykus padarysime, tada pavalgysime ir turėsime nuostabią dieną. Su mokslais ir su šiuo epizodu. Ir žinoma jūs, šypsokitės daug, būkite laimingi. Ir tiesiog bandome kažką padaryti tokio, kad jums patiktų ir man. Dabar svarbiausia yra, kaip pirmadienis pradėti savaitę užtikrintai. Ir jūs, manau, norite pradėti savaitę užtikrintai, pozityviai, kad pradėtumėt per šią savaitę nusprendžiuką per savo svajonių aš, kad išmokčiau kuo daugiau per šią savaitę, nes egzaminai jau greitai. Prisivertėm nusiplauti mašiną, dabar jau viskas vyksta, visas plovimas, viskas normaliai, gražiai, nuostabiai. Aš sakiau, užlipau iš lovas, pirmiausia pasportavau, iš tikrųjų pasportavau, kad diena būtų užtikrinta, nuostabi ir gera. Todėl reikėjo padaryti taip, pasportavau, iškart geriau, nuotaika geresnė automatiškai. Nusiprausiau, nusiskutau visas, nes nauja savaitė taip, manęs labai net mato, kai nesiskutu, bet kai aš dažnai skutuosi, gal dėl to taip ir yra. Tai va, nusiskučiau visas, normaliai sutvarkiausi, validants, pavalgiau, aišku, viską kai matėsi, muštinius apsirengiau, viso va, atvariau čia, nuspausiu mašiną, judėsiu šulę, 7 pamokos. Visai neblogai, manau, kad praeis viskas, tikėkime, viskas bus labai gerai. Išlaikoma tą pačią nuotaiką, bandome nepasikeisti ir toliau rutuliuokime savo dieną. Šiaip mašina gražiai nusiplovė, bet subraižė, blem, visą. Varykit tuos. Daugiau gyvenime nebevarysiu. Blem, gerai, kad dar nedažyta mašina bent jau. Niekad nenalupam dažų, niekada nesdarėm, nes blem, būtų viskas taigi žiaurų, būtų iš viso. Nu, blem, negaliu iš tikrųjų. Papigiai, sako, akcija, nu gerai, akcija, mu, blem, jo, va, opa. Surprise. Visą mašiną subraižė. Pak. Ir tai dabar dar paukščiai apšyka viską, dar pilna duobių, dar tik nusplovau mašiną, po kiek laikas snygt pradėjo, kad debesysgi supras kaip nori. Blem, nu nieko nepadarysi. Gavas gerai, sakau, kai reikia tas dalykas, kad, nu, mano mašina dar nebuvo dažyta, niekam tokio darbo tos nėra, vis tiek, kai dažysi mašiną, tai reikės ten viską tvarkyti dar, nu, bet nieko. Šie dalykai šalį, turėjom nuostabią dieną, prašokam taip greit, iš tikrųjų viską pasimokinom, programavimo visas tas pamokas, opa, ramu, per pamoką, per vieną langą padarėme matematikos namų darbus, tai trečiadienį ramu, šiandien reikės padaryti daug anglų namų darbų pratybose pagrindas, o toliau net nežinau, kas dar iš tikrųjų namų darbų, tik kad ir tai pamokas, tik tai anglų ir lietuvių. 3 anglų ir 1 lietuvių, tai iš vis pamokų beveik nėra beveik, taip skaitas ten dar kunce, pati pirma, ar ten paskutinė, nežinau, bet tame tarpe tai, va, ką padaryti tik tai anglų ir lietuvių namų darbus. O lietuvių ten, nežinau, pagalvoti kažką, pasvarstyti, šitą greit padarysiu, o su anglų tai, manau, biškį turėsiu padirbėti kokią valandą vieną, bet labai blogo nieko nebus, dėl to, kad anglų kalba patinka, tai viskas iš tikrųjų normaliai. Persirengėm tiuciką pašėrinimą, parodžiu, kai mašina subražyta, dabar eisime pavalgyti, tada, manau, gal pečių užkurti. Šiaip iš tikrųjų keistas tas oras Lietuvoje, tikrai keistas. Vakar kalbėjom, šiandien irgi jau kalbėjom, bet blem, tik lyjo ledukais ir dabar vėl. Saulutė šviečia, viskas napastabu, aišku, tai yra gerai, bet oras biškai grybauja balandžio pabaigoje, iš tikrųjų, tai tikrai nėra gerai. Bet niekis, su to tikrai niekis. Tai va, malkų prinešti, tėtis iš tikrųjų prinešė vakar malkų, tai man nereikia nešti, tai yra labai didelis pliusas. Nežinau, ačiū, pečių užkūriu, jau baigiau kurti, man atrodo, man šis darbas padarytas. Toliau kas? Laukia mano namų darbai. Darysime namų darbus, tada žiūrėsime, kas toliau.
tikrųjų prabėgo ilgas laiko tarpas, iš tikrųjų prašokome netgi taip daug dienos. Aišku, jums atrodo tik tai kiek čia, minutė kokia iš tikrųjų susidarė, bet man labai ilgai. Bet taip, pradėkime nuo pradžių. Taip, užkūrėme pečią viskas normaliai, tada paėmėme, pradėjome daryti pamokas, iš pradžių padarėme lietuvių, tada pradėjome daryti anglų, tada sesė sako, davai nuvaryk man hardą nupirkti, nu, ta prasme, aš jį pasiūliau, nes jai ten sakoma vietas reikia, sako, nebeturiu iš kur ištraukti vietos kompe, tam paprastam stacionariam, kurį iš anksčiau turėjau, nes dabar pas mane nešiojamas. Tai pas mane tenai tam hardį išoriniam, kurį aš jai daviau, buvo lygiai 70 GB vietos, gal ten mažiau bišiuko, tai vis tiek visą išnaudoja, čia yra normalu, nes tenai rašė žaidimų ir panašiai, tai buf vietos nebėra, nes visi 3 terabaitai iš tikrųjų, tai yra iš tų 3 terabaitų 2 terabaitų užima mano vlogai. Ir aišku, dar kažkur 200 GB pas mane jau pačiam kompe ir aš tam nešiojame dar tų vlogų, tai jau kažkaip jau nebeturiu kur dėti iš tikrųjų, bet dėl to niekas. Tai va, kaip ir sakiau, tada paėmiau, nulėkiau to centrą, nupirkau jai hardą, 500 GB, visai neblogai, manau, turėtų užtekti kurį laiką jai. Dar išorinė, aišku, ne vidinė, nes manau, nereikia jai to vidinė, užteks ir išorinė, nes aišku, gal ten pigiau, brangiau, nežinau, gal ten daugiau vietos galėjai nusipirkti už tokią kainą, bet nesvarbu iš dalies man, svarbiausia buvo greit nupirkti ir viskas. Tada taip jau variau namo, taip jau žiūriu, mažiukas vienas anksčiau buvęs įdablas kavotojas, tankas, jei neklystu, žiūriu į langą baladeną. Sveikas, sakau, tai pavežti, sako, jo, būtų gerai, tai dar parvežiau. Šį namo iš tiek čia pakeliu gyvenat, nesunku buvo parvežti. Tada grįžau, baigiau daryti anglų, tada sakau, reikia blembiškai grafenzeną padaryti, nes visgi egzaminą tipo laiku, kiek žinau, tai abiškai ten sutvarkiau, viską sudėjau, nusinčiau mokytojai, viso, ramu. Dar va pavalgiau, lyg ir viskas. Iš tikrųjų toks pirmadienis, toks rimtas, suskaitytas, toks darbingas, daug visko nuveikėm, daug pamokų, visko buvo, ypač anglų labai daug darėme, tai va, tas yra gerai, kad tai pasidarėme, ir dabar iš dalies ramu. Viską padarėme, viskas pavalgėme, viso. Dabar ramiai sudėtinsim šį epizodą, jau muziką susiradau, beliks tik viską sudėtinti, įsikelti ir viso. Iš tikrųjų, kaip ir sakiau, viskas draugai. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Nežinau, jums patiko ar ne, toks paprastesnis, toks buitiškesnis, bet tokia buvo Aivaro diena. Atsiminkite tai, kartais aš filmuoju būtent jums šios epizodus, kartais aš filmuoju būtent saujos. Kodėl? Todėl, kad aš norėsiu pats po kokių 10 metų galbūt pasižiūrėti, ką aš veikiau, ką dariau. Taip, tos motyvacinės kalbos kažkas pavadinasi filosofinėm, aš niekada nefilosofuoju, aš visą laiką sakau tai, ką aš jaučiu, čia nevadinasi filosofavimas, nes, nežinau, čia labiau motyvacinės kalbos, o ne filosofiniai šitie dalykai, todėl tam komentarui paprieštaraučiau, kuris tai buvo, bet ten buvo daug tuščių nepatiko, bet man yra skirtuma. Tai va, tos motyvacinės kalbos, tos įkvepiančios kalbos, kurias aš bandau bent jau padaryti, nežinau, ar jūs įkvepia ar ne, jos yra būtent jums, o tie visi dalykai, ką aš veikiu, kaip pasakoju, va, ką aš dariau, viską, tai iš tikrųjų ne tik jums, bet ir man, todėl, jei nepatinka tokie dalykai, atsiprašau, bet atsiminkite, kad aš ne tik jums filmuoju, bet ir savo pačiam. Todėl aš laiką darau tai, kitaip tariant, ieško abipusio tokio ryšio jums, kad būtų gerai jums ir man. Tai va. Tokie dalykai, tokias takelis ir vienas dalykas, toks dar komentaras. Aš laiką reaguoju į komentarus, todėl jei kažką rašote, atsiminkite, kad viskas gali būti paviešinta, viskas gali būti komentuota, kartais gerai, kartais blogai. Vienas prašė Lietuvos tipo keisti Nestę, tai kas nežino, tai keisti Nestę tai yra žiauriai geras vlogeris, iš tikrųjų vienas pats geriausias vlogeris, manau, pagal tą visą kameros kokybę, pagal tiesiog, nu, pagal stengimas ir panašiai. Iš tikrųjų, savęs aš su juo net nelyginu, nes jisai tenai, aš tenai, aš esu Aivaras ir manau, būsiu Aivaras. Kad Lietuvos, nežinau. Nesutikčiau, manau, nes dar toli iki jo šiaip, tai būtų lygmens, kad vadinti Lietuvos būtent juo. Nu, gal kada nors. Jis taip iš tikrųjų tas, į kurį galėtų lygiuotis, tikrai pas mane yra skirtingų dalykų negu su juo, nes jo kanalas visiškai skirtingas, tenai jau žiauriai rimti dalykai, tikrai pagarba jam, bet šiandien nesvarbu, žodžiu viskas, pirmadienis baigta, savaitė puikiai pradėta, manau, jūs turėjote nuostabią dieną, džiaugitės gyvenimu ir tiesiog buvote laimingi. Iki draugai. Prenumeruokite, norite, neprenumeruokite, svarbiausia tiek savo svajonių, būk laimingas, daug šypsokis ir tiesiog džiaugis gyvenimu ir nebijok savęs. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.